Pernai pradėjome nagrinėti klausimą, ar tai tiesa, ar tik mitas, jog purškiant herbicidą kartu su biostimuliatoriais piktžolės gali atsigauti. Tyrimas buvo atliktas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centre, o jo metu buvo purkštas mūsų populiariausias herbicidų Belkar ir Metazamix mišinys, kartu su organiniu produktu Stimagic, o jo sudėtyje yra net 5 skirtingos veiklios medžiagos. Gauti rezultatai parodė, kad mūsų pasirinktas produktų sprendimas paneigė anksčiau minėtą mitą. Naudojant herbicidų Belkar ir Metazamix mišinį kartu su biostimuliatoriumi Stimagic, piktžolių kontrolės efektyvumas nesumažėjo. Jis išliko toks pat ar šiek tiek geresnis. Teigiami rezultatai kyla iš sinergijos. Herbicidas kontroliuoja piktžolės, o biostimuliatorius skatina pasėlių augimą ar atsparumą stresui. Vokietijoje jau daugiau nei 40 metų yra įsitvirtinusi praktika naudoti aminorūgščių produktą Aminosol kartu su pesticidais. Herbicidai yra populiariausia pesticidų grupė, su kuria yra naudojamas šis produktas ir vertinamas dėl savo veiksmingumo. Vienas iš tyrimo žieminiuose rapsuose naudojant ir kontaktinį herbicidą kartu su Aminosol buvo nukreiptas ne į piktžolių kontrolę, o į kultūrinį augalą. Rezultatai parodė, jog variante, kuriame buvo naudotas herbicidas kartu su Aminosol, padėjo ne tik išsaugoti, bet ir padidinti derlių. O aliejus, kuris supirkimo kontekste turi didžiausią reikšmę, taip pat padidėjo per 0,3%. Šiai dienai tai reikštų apie 4–6 eurų skirtumą tarp aliejus. Apibendrinant, jau ir anksčiau esame pristatę, kaip biostimuliatoriai neutralizuoja neigiamą herbicidų efektą rapsuose. Imkime pavyzdžiui, kad ir šį straipsnį, kuriame buvo vertinti rapsų biocheminės sudėties pokyčiai. Tai trumpai apžvelgiant, tiek fenolių kiekis, tiek antioksidacinis aktyvumas, tiek chlorofilų kiekis tendencingai didėja, kuomet herbicidai buvo purkšti kartu su biostimuliatoriais. Tai lemia augalo intensyvesnę fotosintezę. Tad ir šį sezoną rekomenduojame drąsiai naudoti Belkar Metazamix mišinį kartu su Stimagic ar Aminosol produktais. Tai padės bet kokiamis oro sąlygomis ne tik išlaikyti saugiausią poveikį kultūriniam augalui, bet ir efektyviai kontroliuoti piktžoles, išlaikant augalų stabilų derlių ir žinoma pagerinti jų kokybinius rodiklius.